Sveiki, kaip gyvenate? O šiandien rugpjūčio 26 diena, pirmadienis. Norėčiau šiandien kalbėti apie lietuvius, apie tai, kad vis daugiau lietuvių, būtent atvyksta į Japoniją. Aš tai jaučiu, kad daug lietuvių atvyksta į Lietuvą nuo galbūt praėjusių metų, kai Japonijoje pasibaigė pandemija. Būtent, daug iki šiol lietuvių rašo, kad, asmeniškai man parašė, kad, netrukus atvyks į Japoniją ir taip toliau. Nukeliaus į Japoniją. Ir taip toliau, arba komentaruose tai rašo. Ir tuo pačiu metu, net žymi lietuviai, kaip neseniai, Aurimas Valievičius atvyko į Japoniją, galbūt rugpjūčio pradžioje, kai dar aš buvau Lietuvoje, atvyksta, net žymi lietuviai irgi. Ir dar Marijonas Mikutavičius, kuris yra labai žymus dainininkas Lietuvoje. Šių metų pradžioje, arba tai buvo praėjusiais metais, jis turėjo, poroje jis atvyko į Japoniją ir jo turėjo vestuves Japonijoje, Tokijoje, kiek prisimenu. Tai mane labai nustebino. Daug lietuvių būtent atvyksta. Ir mano draugai iš Lietuvos irgi atvyksta į Japoniją. Man atrodo, kad, galbūt lietuviai norėjo atvykti į Japoniją, bet Japonija buvo uždaryta šalis nuo 2020 metų, kai prasidėjo pandemija. Ir iki kada? 2022 metų, beveik visiškai jau uždaryta buvo. Arba paprastai, sunku buvo įkristi į Japoniją. Todėl, daug lietuvių galbūt laukia to momento. Man taip atrodo. Bet tai labai, man džiaugsmingas dalykas. Man džiugina, kad daug lietuvių būtent atvyksta į Japoniją. Ir, aš dabar sakyčiau, kad, aš dabar noriu pasakyti, kad dabar, lietuviams yra geriausias laikas atvykti į Japoniją. Nes Japonijoje būtent kainos yra labai pigios. Net beveik 2 kartus pigiau nei Lietuvoje. Taip jaučiu. Ir tuo pačiu metu Japonijos valiuta, jenas. Japonijos jenas irgi pigesnis. Dabar truputį pabrangino truputį nuo šių metų rugpjūčio truputį. Bet dar pigus, aš taip sakyčiau. Šį Liepos mėnesį jenas, Japonijos valiuta buvo, man atrodo, kad pigiausia buvo, kai dar aš buvau Lietuvoje ir tai mane labai nukentėjo. Šią Liepą vienas euras kainavo 174 arba 3 jenai. O dabar, tai buvo man pigiausia galbūt.
pigiausias. Ir dabar tai beveik 160 jenų. Na, 1 euras, dabar 100 šiam 1 jenas. Na, dabar daugiau nei 10 jenų jenas yra brangesnis, bet dar tai, kaip sakyti, euras yra brangesnis nei anksčiau, nes iki kada prasidėjo karas Ukrainoje dėl Rusijos invazijos, vienas euras kainavo 130 jenų. Na, bet dabar, na matote, 30 jenų brangiau. 1 euras. Na, todėl lietuviams tai labai gera žinia, galima pigiau keliauti nei anksčiau, nei prieš pandemiją. Ir plus Japonijoje kainos yra apskritai žemos, net žemiau nei Lietuvoje, todėl lietuviams labai lengva keliauti. Apskritai maistas, gerimas yra pigus labai. Bet to ką, na, jeigu norite pirkti, pavyzdžiui, kažkokį, na, pavyzdžiui, telefoną, arba, na, tokie dalykai, elektrinės dalykai, kaip sakyti, elektriniai dalykai, tai pigiau, aš manau, nei Lietuvoje. Na, jo, keliauti tai, nežinau, neskiriasi. Būtent. Galbūt, na, bilietai tokie bet skrydžių bilietai tai pigus irgi. Galima pigiau gauti. Bet traukiniai tai jeigu keliausite toliau, na, pavyzdžiui, iš Osakos į Tokiją, tai, na, greituoju traukiniu, tai, na, tai gan brangu. 60 eurų maždaug. Na, bet tai, žinoma, atstumas yra labai didelis. Iš Vilniaus į Klaipėdą tai galbūt atstumas yra beveik 260, na, maždaug, ne? O atstumas tarp Tokijo ir Osakos tai 2 kartus didesnis, todėl, jo, tai normalu. Na, būtent tada kelionės kainos irgi neskiriasi, nes, na, bilietas iki Tokijo, tai kainuoja maždaug 60 eurų, todėl 2 kartus brangiau nei bilietas tarp Klaipėdos ir Vilniaus, bet atstumas irgi 2 kartus didesnis, todėl neskiriasi, ne? Daug neskiriasi. Na, jo, todėl aš sakyčiau, kad kelionės kainos irgi neskiriasi. Arba pigiau gali būti. Na, jeigu skrendi, tada būna, kad kainos yra pigesnės. Na, tik mes nežinome, kiek ilgai tai tęsis, tokia situacija tęsis, kad Japonijos jenas yra pigus. Mes nežinome, iki kada tai bus pigus, o mano nuomonė, gali būti, na, situacija nekeisis, arba Japonijos jenas gali būti dar pigesnis, bet tai tikrai priklauso nuo Amerikos prezidento rinkimų. Nes jeigu Trumpas bus išrinktas, tada
yra galimybė, bus galimybė, kad Japonijos jenas bus brangesnis, nes Trumpas būtent nemėgsta dabartinės situacijos, kad Japonijos jenas yra brangesnis. Na, todėl galbūt kažkas pakeis galimybę, kad kažką padarys tam, kad Japonijos jenas bus pigesnis nei dabar, nes jis nemėgsta dabartinės situacijos, kad Japonijos jenas yra brangesnis ir Amerikos doleris yra pigesnis. Na, galbūt kažkokį spaudimą padarys tam, kad Japonijos vyriausybė kažką padarys tam, kad Japonijos jenas būtų pigesnis. Na, nežinau. Tai pamatysime šį lapkritį. Na, iki to laiko būtinai Japonijos jenas bus dar pigus, kaip dabar. Todėl, jeigu norite nukeliauti į Japoniją, tai aš manau, kad dabar yra geriausias laikas. Be to žmonės sako, kad skrydžiai iš Lietuvos į Japoniją yra brangus, bet būtent jeigu naudosite, jeigu ieškosite gerai skrydžių bilietus, tada galima rasti pigius būtent bilietus. Ypač jeigu skristi iš Varšuvos, tada pigiau nei skristi iš Lietuvos. Nes, kažkodėl, iš Lietuvos visada brangiau, todėl aš visada skrendu į Varšuvą ir po to iš Varšuvos keliauju į Lietuvą autobusu arba traukiniu, tada pigiau gaunasi. Nes skrydžiai iki Varšuvos tai visada pigiau. Bet dažniausiai aš turiu, visada aš turiu persėdimą. Bet jeigu turėsite persėdimą Pekine, tai Kinijoje, tada bilietai būna pigus. Aš šį kartą irgi ir šią žiemą irgi skridau iš Japonijos per Pekiną į Varšuvą. Ir bilietai buvo maždaug 600 eurų. Abipusis bilietas. 600 eurų. Tai pigus, ar ne? Jo, todėl, būtent ne taip sunku nukeliauti į Japoniją. Ir dar euras yra brangesnis nei jenas. Ir kainos pas mus yra pigios. Būtent Aurimas Valjevičius irgi nustebo, kad Japonijoje, aš prisimenu, kad jis nustebo gėrimo kaina. Pas mus gėrimai pigiau nei pigesni nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, vienas Coca-Cola buteliukas, ojai, pamiršau. Bet žinai, 500 mililitrų gėrimas kainuoja 160 jenų, todėl tai 1 euras, lygiai 1 euras. Arba jeigu perki parduotuvėje, tai dar pigiau būtent. Galima gauti už 80 arba
Jo, maždaug 80 centų arba dar pigiau. 60 centų. Jo, labai pigus būtent gėrimas. Na, būtent Aurimas Valievičius, matydamas automatą, gėrimo automatą, jis nustebino, kad visi gėrimai yra pigus. Jo. Na, ir mano būtent draugai iš Lietuvos, kurie atvyko į Japoniją, irgi sakė, kad Japonijoje pigus buvo. Pigu. Jo. Na, todėl labai geras laikas. Ir dar būtent nuo dabar pas mus geriausias laikas, nes baigsis netrukus vasara, todėl temperatūra nebus aukšta kaip dabar. Na, nebebus karšta. Na, labai gera temperatūra bus, geras oras. Na, labai geras laikas keliauti po Japoniją. Todėl aš labai rekomenduoju nukeliauti į Japoniją. Jeigu norite, iki šio lapkričio arba, na, gruodžio. Labai geras laikas tikrai. Ir galima planuoti kelionę lengviau, nes vis daugiau lietuvių būtent keliauja po Japoniją ir įkėlė video apie Japoniją YouTube'e ir galite tai pažiūrėti. Arba mano video galite pažiūrėti ir galite nuspręsti planuoti, kur keliauti Japonijoje. Jo. O būtent pastaruoju metu vis mano žiūrovų sekėjų rašo man, kad ar norėčiau būti gidas lietuviams. Aprodyti Japonijos miestus lietuviams. Apie tai būtent, na, truputį neseniai galvoju, na, tapti gidu lietuviams ir aprodyti miestus lietuviškai. Na, paaiškinti apie miestus istoriją lietuviškai. Na, galvoju apie tai, bet, na, dabar galvoju, kaip tai padarysiu. Aš turiu vieną idėją, kad, na, aš pats skursiu kažkokią kelionę, planuosiu kažkokią kelionę, vieną kelionę. Na, tai gali būti vienos dienos kelionė, pavyzdžiui. Ir aprodysiu. Na, aš dabar gyvenu Osakoje, todėl aprodysiu Osaką arba Kyoto, Narą. Na, tų miestų įžymybės. Aprodysiu, na, per vieną dieną. Ir ką? Ir viena kelionė kainuoja, pavyzdžiui. Aš nežinau, kokia kaina bus tinkama. Bet aš norėčiau tam, kad viena kelionė, vienas darbas kainuotų, na, bent 60 eurų. Arba daugiau. Na, 60 tai gal per pigus ar ne. Nežinau. Na, tai žinoma, priklauso nuo kelionės. Kokia kelionė bus. Aš dar galiu planuoti neįprastą kelionę, kaip keliauti po Japonijos kaimą. Man atrodo, kad daug lietuvių būtent nori pažiūrėti Japonijos kaimą. Na, aš manau, kad tai labai bus įdomus, nes aplink Kyotą
būtent daug geri, gražus kaimai. Ir aš pats norėčiau parodyti tokius kaimus. Ir šalia Kyoto prefektūros yra Shiga prefektūra, kurią labai mėgstu. Ir dažnai aš būnu. Ten yra Japonijos didžiausias ežeras. Ir aplink tą ežerą yra daug gražių kaimų. Ir galite pažiūrėti labai gražus vaizdai. Na tam būtent ta prefektūra yra visiškai apsupta kalnų. Ir viduje yra didžiausias ežeras. Todėl dėl to yra labai visur gražus vaizdai yra. Na, aš manau, kad labai tam bus įdomu. Ir Shiga prefektūra yra labai arti Kyoto. Na, nors yra, taip arti, netoli, būtent daug lietuvių išvengia tą prefektūrą. Tai man visada gaila. Na, lietuviai keliauja po Kyotą, Osaką, ir dar Narą, bet Šigos prefektūros į Šiga prefektūrą nevažiuoja. Tai man visada truputį gaila, nors ten yra labai gražus vaizdai. Ir istorija irgi tam, kaip sakyti, ilga, sena, kaip sakyti, pakankamai įdomi istorija yra tam. Ir Šigos prefektūros istorija yra irgi sena kaip Kyotas. Jo, aš manau, kad labai įdomu. Ir aš norėčiau tada, jeigu padarysiu ekskursiją, tada norėčiau jums parodyti tą prefektūrą, tos prefektūros kaimus, vaizdus ir taip toliau. Labai gražus tikrai. Na, tokia įprasta kelionę aš norėčiau padaryti. Na, tada bus kaina. Kaina bus, aš manau, kad brangesnė. 100 eurų, nežinau, galbūt aplink maždaug už vieną kelionę. Na, Japonijoje dar daugiau vietų, kurias aš norėčiau parodyti jums, bet aš gyvenu Osakoje, tai aplink Tokiją, Okinavą, Amami salą, tai sunku parodyti man. Na, jeigu tiks laikas, tai aš galiu irgi nukeliauti tam ir aprodyti. Arba kažkas, jeigu gali daug sumokėti, tai, su mielu noru tam nuvyksiu ir aprodysiu. Tokias vietovės. Labai, Japonijoje daug tokių gražių vietų tikrai. Arba aš paprastai tik galiu skurti planą ir taip toliau. Nežinau. Dar aš galvoju, kaip tai padaryti. Ekskursija lietuviams ir nežinau, kaip lietuviai gali sumokėti. Per PayPal arba grynais. Nežinau. Kaip manote, kaip galima tai padaryti? Jo. Dabar dar galvoju. Bet jeigu tapsiu gidu, tada tokiu būdu padarysiu. Skursiu vieną kelionę, arba 2, 3, aplink miestą, po miestą, po Osakos, Kyoto, Naros, arba Šigos prefektūros
prefektūrą. Ekskursija po miestus arba po kaimus. Na. Jo, tai viskas. Na, todėl šiame video aš paprastai norėjau pasakyti, kad dabar yra geriausias laikas lietuviams atvykti į Japoniją, nes Japonijos valiuta, jenas yra pigus, bet to oras, klimatas bus nuo dabar iki lapkričio, gruodžio bus geresnis, nebus per karšta, ne per drėgna. Na, visur gali, visur bus. Ir ką? Na, būtent skrydžių bilietai irgi netaip brangus. Ir Japonijoje kainos yra žemesnės nei Lietuvoje. Na, dabar tai geriausias laikas, o po Amerikos prezidento rinkimų, tai mes nežinome, kaip bus. Ar Japonijos jenas bus brangesnis nei dabar, ar pigesnis? Na, tai tikrai priklauso nuo to, kad kas bus prezidentas Amerikoje. Jeigu bus Trumpas, tada galimybė, kad Japonijos jenas bus brangesnis nei dabar. Todėl, jeigu norite keliauti po Japoniją, tai dabar yra geriausias. Nuo dabar, būtent. Jo, tai viskas. O, dar aš galvoju tapti gidu. Na, jeigu turite patarimus, tai parašykite komentaruose apie tai. Koks turėtų būti gido darbas. Ir kokios kainos yra geriausios. Ir taip toliau. Jeigu turite patarimus, tai parašykite komentaruose. Na, tai viskas. Iki. Sveiki visiems. Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.